Bandžiau kai ką mintyse sudėlioti. Gal galėtų man padėti? Ar beprotis? O tu be abejo toks. Suvokia, kad jis beprotis. Tu sėdi savo, kažką skaitinėjai, masturbuojasi savo išmatose. Bet ar staiga nesiliauji ir nenusistebi? Oho, net keista, kad aš iš tikrųjų galiu būti toks beprotis. Ar jūs vyručiai taip nedarote? Jums labai patogu paversti mane bepročiu. Labai patogu. Aš ir nesitikėjau, kad sutiksite su mano argumentais. Bet rinkausi ne aš. Mane pasirinko. Ir nesvarbu kas. Nebejoju, kad tu tuo tiki, Džonai. Bet tu prieštarauji pats savo. Kaipgi? Džiugu, kad paklausai. Jei tave pasirinko kažkokia aukštesnė jėga ir jei tavo ranką vedžiojo toji jėga, tuomet atrodo keista, kad tie darbai tau suteikia tiek malonumo. Tau patiko kankinti tuos žmonės. Bet tas jausmas nesiderina su kankinio pašaukimu. Džonai? Abejoju, ar man tai patiko labiau, nei kad detektyvui Milsui patiktų gyventi uždarytam su manimi belangėje. Tiesa? Juk tau patiktų nebaudžiamam mane mušti. Tai žaidimas? Aš niekada. Nedarytum taip tik todėl, kad bijotum pasekmių. Iš tavo akių matyti. Nieko blogo, jei žmogui malonu dirbti savo darbą. Aš neneigsiu savo noro nubausti kiekvieną nusidėjėlį už jo nuodėmes. Palauk. O man atrodė, kad tu viso labo tik žudai nekaltus žmonės. Nekaltus? Tai turėtų būti pokštas. Tas apsirėlis, šlykštynė, kuris vos galėjo atsistoti. Žmogus, kurį pamatęs gatvėje, parodytum savo draugams, kad kartu iš jo pasityčiotumėt. Žmogus, kurį pamatęs valgydamas nebegalėtum daugiau niekas nepraryti. Paskui pasirinkau tą advokatą ir tu tikriausiai slapčia man už tai dėkingi. Tai žmogus, kuris paskyrė savo gyvenimą pinigams kalti. Meluodamas su kiekvieno oro įkvėpimu, užuot sodinęs į kalėjimą žmogžudžius ir prievartautojus. Žmogžudžius, moteris. Tokius žmogžudžius kaip tu, Džonai, moteris. Kurios vidus buvo toks pasibaisėtinas, kad negalėjo gyventi, neišdavinusi blizgučiai savo išorės. Narkotikų prekeivis. Tiesą sakant, narkotikus pardavinėjantis pedalas. Ir nepamirškim, ligas platinanti kekšį. Tik tokiame sumautame pasaulyje galime pasakyti, kad jie nekalti ir nesijuokti savo žodžių. Bet ne tai svarbiausia. Už kiekvieno kampo, kiekvienuose namuose matome daromas mirtinas nuodėmes ir viską toleruojame, nes taip įprasta. Tai kasdienis dalykas. Toleruojame rytą, dieną ir naktį. Daugiau šitaip nebebus. Aš rodau pavyzdį. Mano darbai bus atskleisti, įstudijuoti. Jais bus sekama metai iš metų.